Sveiki, čia bioharmonizacija. Šiandien turėsime pokalbį su profesorė Dalia Sekmokienė, ilgametė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Klaipėdos universiteto profesorė, dėsčiusią ir sveiką gyvenseną, ir maisto saugą, ir tradicinę kinų mediciną. Tai va, aš Dovydas Lukšas, holistinio sveikatingumo specialistas ir šitam kanale, kaip žinot, kalbame apie žmogaus darną ir sveikatą. Ir profesorė Dalia turės tikrai daug papasakoti. Šiandien parašiau 5 klausimus. Tai va, sveiki, Dalia. Tai va, pirmas klausimas būtų apie tradicinės kinų medicinos diagnostiką. Tai trumpai, kad žmonės truputį suprastų, diagnostika vyksta kiek kitaip, negu kaip jūs ateinate pas šeimos gydytoją arba pas įprastą gydytoją, kur ten kažkokius kraujo tyrimus padaro ar kažką. Tradicinės kinų medicinos diagnostika turi savo tam tikrus parametrus. Vienas iš jų, pavyzdžiui, yra pulso diagnostika, liežuvio apžiūrėjimas. Tai yra labai kitokia sistema negu alopatinės, sakykime, medicinos. Tai vad gal, profesorė Dalia, galėtumėt papasakoti, kaip atrodo tradicinės kinų medicinos diagnostika ir ką ji parodo? Tai senovėje kinų medicinos diagnostikos vos ne pagrindinis principas buvo stebėti tą žmogų nuotaikas, dabar sakytume šiuolaikiniu žodžiu psichoemocinę būklę, o senovėje sakydavo, kam jis sukurtas, kokia jo misija, klausdavo netgi jo ryšio su žmonėmis, dangumi ir žemė. O šiuolaikinė kinų medicina tradicinė daro pulso diagnostiką, dabar jinai yra ir kompiuterizuota, bet geriausia atliekama pirštais, žiūri liežuvį, veido spalvą ir dar yra speciali apklausa pagal kiekvieną iš stichijų. Pavyzdžiui, jeigu giliai kaulų čiulpuose šaltis, klausa nusilpus nesenam žmogui, senatvėje vanduo stichija silpnesnė. Tai jeigu jaunam tokie požymiai, tai aišku, kad vandens stichija, dar apklausa. Ir kaip sakėte, kad dabar tradicinės kinų medicinos diagnostika daroma jau ir kažkiek skaitmenizuotai, kaip tai atrodo, tiksliau? Yra Folio, Nakatani metodikos, tai matuoja tiesiog kaip ir specialią varžą akupunktūriniuose taškuose ir žiūri, kiek yra energijos kiekviename iš kanalų, ir tada maždaug 80–90% tikslumu išmetama diagnozė. O jeigu žmogus pirštais matuoja, tai galima pamatuoti 12 kanalų. Jų yra iš viso 20, bet 8 neįprasti valdantis mūsų genomą. Pirštais nepamatuojama, o taip mes labai galim pamatuoti ir tiksliai pasakyti, kuri iš stichijų yra sutrikusi, ir po kiekvienos stichijos sutrikimai, tai tikimybė tam tikromis ligomis sirgti, ir galima dar anksčiau diagnozuoti, nes energija yra pirminė. Taigi, jeigu energija jau yra sutrikusi, tai, kaip sakoma, mes jau matome sėklą po žeme, o gydytojai diagnozuoja jau išaugus iš po žemės daigelį. Tai yra, mes galime diagnozuoti, kad liga bus. Tai kaip sakėte, kad energijos, pavyzdžiui, stebint kanalus, kūno, pavyzdžiui, pirštuose arba su folio tuo tyrimu, žiūrint energijos arba varžos trūkumas, tai ką tai tiksliai rodo, ir ar būna, kad būna per daug? Būna taip, jeigu net ir pirštais diagnozuojant, ten, kur yra patologinė būsena, kur yra stiprus susirgimas netgi eilę metų, būna, kaip sakyčiau, alegoriškai mesta visa energija, atrodo, kad kitose kanaluose jos mažai, o viename kanale labai daug. Tai reiškia, organizmo meta visą energiją kovai, kad sureguliuoti energiją pirminę, o po to eina funkcija. Tai labai įdomi diagnostika, kurios daug metų reiktų mokintis, bet todėl pridedama visada dar veido, liežuvio diagnostika ir apklausa. Ir, kaip ir sakėte, energija visada turi subalansuotai pasiskirstyti po kūną, tai jeigu kažkur nueina į vieną zoną organizmo, kažkur kitur atsiranda trūkumas. Tai vat, tradicinė kinų medicina yra labai apie balansą. O galėtumėt dar gal truputį pristatyti, kaip pavyzdžiui, tarkim, liežuvio arba pulso diagnostika, kaip tai praktiškai, ką jūs matot ir ką jūs galite pasakyti žmogui iš to? Tai pulso diagnostika, jeigu aš atlieku, tai aš matau ar paviršiuje, ar giliai yra, tai paviršiuje yra jam
giliai yra indai, patys organai, reiškia, ar pilna vidurė, ar tuščia vidurė. Ir, pavyzdžiui, sakysim, posmilium yra metalo stichija, tai yra paviršyje storosio žarnyno, o giliai yra plaučių būklė. O liežuvis tai yra kiekviena zona parodo, ar jis su apnašomis, tai žemė, ar virpa, tai yra vėjo poveikis, vidinis vėjas irgi sukelia spazmus. Ar yra grioveliai viduryje, labai daug galima irgi pasakyti apie įvairių organų būklę. Ir žiūrima visuma, kad kuo daugiau sutaptų pulso diagnostika, liežuvio, ir šiuolaikiniai medikai taip pat ir žiūri, jeigu žmogus, pavyzdžiui, turėjo inkstų ligų arba sutrikusi kraujo formulė, kas rodo kaulų čiulpų neharmoninga veikla, tai aišku, kad jeigu ir žmogus atėjo ir dar netlikom diagnostikos, o klausėm, kuo skundžiasi, tai tam tikros lygos, jeigu integruojam šių dienų mediciną su kinų medicina, taip pat rodo kai kurių stichijų nusilpimą. Kaip minėjau, kaulų čiulpų nusilpimą rodys, jeigu kraujo formulė sutrikusi. Tai vandens stichija. Supratau, ačiū labai. Tvarkoj, tai apibendrinant, tradicinė kinų medicinos diagnostika gali pati iš savęs labai daug įdomių ir naudingų parametrų parodyti, bet panašu, kad jinai jau ir jungiasi su vakarų medicina truputį ir galima tą kombinuoti. Tai vat, dabar antras klausimas, profesorė, būtų apie tradicinę kinų mediciną ir kaip tai jungia fizinę ir emocinę būklės. Trumpai dar žmonėms, kad pristatyti, dabar po truputį jau Lietuvoje irgi atsiranda daugiau diskusijų apie tokią sritį, psichosomatiką vadinamą, kur pirma yra sakoma, kad mintis, emocijos ir pirma dalykai, kurie emocinėme, mentalinėme kūne sukelia fizinę kažkokio tai sutrikimo manifestaciją. Taip ir tradiciniai kinų medicinoje, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių yra kaip organas susijęs su emocija, pavyzdžiui, medžio elemente, kepenis ir pyktis. Tai vat gal galėtumėt papasakoti truputį plačiau dar, kaip tradicinė kinų medicina žiūri į vat fizinės ir emocinės būklių tą sąsają ir organus ir net kitus dalykus. Energija kiekvienoje stichijoje, kurią šiuolaikinis mokslas dar vadina kaip integralinių blokų, ir taip pat ne tik stichijoje taške turi 3 lygmenis. Viršutinis yra minčių, tai jeigu ne taip mąstome, nusileidžia iki jausmų, o vėliau iki kūno. Ir kiekviena stichija turi vadinamą teigiamą jausmą, kuris mums reikalingas normaliai funkcionuoti. Ir jau kalbant su žmogumi, ir matom, jeigu jausmai, kaip kalbu, išsiderinę, tai bus tam tikra stichija pažeista. Pavyzdžiui, vandens stichija pažeista baimė arba netgi fobijos. Baimė apskritai reikš savo nuomonę arba baimė ten uždarų patalpų. O normalus jausmas yra atstovėjimas ramybėje, teisingų įsitikinimų ir teisingų poelgių ir dedama atsvarai savo vidų, o ne į aplinkinių nuomonę. Pavyzdžiui, kaip pavyzdį kartais pasakysiu labai banalų. Sninga ir vėjas. Ir aš išėjau iš namų be galvos apdangalo su palitu. Ir man draugė siūlo skarą. Jūs žinot, kad mieste šiuolaikinės moteris nevaikšto su skara. Jeigu aš galiu atstovėti save, tai yra, aš žinau, kad man būtinai reikia apsaugoti savo galvą, nes kitaip susirgsiu, aš nuodėmės nedarau, aš nerūkau, sakysim. Bet žmonėm keiščiau atrodys moteris su skara negu rūkanti moteris. Tai atstovėjimas savo įsitikinimų ramybėje, poelgis taip, kaip reikia, dedant atsvarą į save, o ne aplinkinių nuomonę. Tai va, baimė pažeidžia inkstus, nesugebėjimas savęs atstovėti ramybėje, pyktis, agresija, vėjas, kurio nenumatysi, kalba kiniečiai, susierzinimas vidinis, gali davesti iki spazmų, o normaliai tai yra kasdienis kūrybiškumas. Aš kažką užmiršau, aš kažką palikau ir man reikia staigiai išsisukti iš situacijos. Sako, žmogus turi būti lankstus, bet nepalūž. Jeigu medis netvarkoje, tai nervų sistema smarkiai nukenčia ir liaudiškai mes sakome, kad žmogus palūžo, kaip medis nulūžo. Širdis yra džiaugsmas, tai nepasitenkinimas naujais daiktais, tai yra džiaugsmas. Kinų filosofija sako, kad svarbiausia įdėti į darbą džiaugsmą, džiaugtis tuo, ką darai ir per tai džiuginti kitų žmonių širdis savo darbo vaisiais.
Tai negali būti toks nepasitenkinimas gyvenimo, amžinas kalbėjimas, kad viskas negerai. Tiesiog, jeigu blogai, aišku, žmogus turi išgyventi tą liūdėsį, bet gyvenimo džiaugsmas, kad aš gyvenu, tas gyvybės puoselėjimas eina iš širdies, širdis yra ugnies karalystėje. Žemė pažeidžia susirūpinimas. Normalus jausmas yra adekvatus mąstymas ir atmintis. Atmintis yra dviejų tipų. Viena profesija reikalingos žinios, o kinų filosofija teikia, kad dar yra dangiška atmintis, kurie ateina po meditacijos, ką aš turiu nuveikti, misija. Didelis protinio darbo krūvis šiems žmonėms būdinga šiais laikais labai pašyčia kasos blužnies kanalai ir prisideda prie gleivių susidarimo. Bet ką padarysi, kaip čia optimaliai suderinti visą kitą, čia jau kita būtų kalba. Melancholija labai pažeidžia metalo stichiją, o šiaip metalo stichija skirta prisiminimams ir išgyvent būsenai. Pavyzdžiui, jam būsena tokia pakilėjimas žmogaus yra, kai einam į kalnus. Ir jeigu aš juose vieną, antrą kartą buvau ir man reikia tos būsenos, aš atsisėsiu tyliai pamedituoti ir aš vėl įeisiu tą būseną, tada suveiks metalo stichija. Ir metalo stichija leidžia išgyventi šią akimirką, kaip mąstytojas remiantis rytų medicina Eckartolė sakė, kad šios akimirkos jėga. Mes dažnai gyvenam praeitimi arba ateitimi, o visą, ką galime išgyventi, tai yra tik tai ši akimirka. Jeigu ją sugebėsime teisingai išgyventi, tai būsime sveikesni ir sveikesnė metalo stichija, tai plaučiai, storasis žarnyno projekcija yra oda. Ir kinai sako, jeigu į savo darbą įdėsime vandens atsakomybę, medžio kūrybiškumą, ugnies džiaugsmą, atminti žemės, metalo prisiminimus ir džiuginsime savo širdį ir kitų žmonių širdis savo darbo vaisiais, tai visada būsime sveiki. Liga neateis į kūną. Jo, tai vat ačiū labai pasidalinote, tai tikiuosi dabar žmonėms aiškiau, kaip vat susijusios fizinės, emocinės būklės ir dar, kad jeigu kas ne viską išgirdote iki galo, tos 5 stichijos, tai yra medis, ugnis, žemė, metalas ir vanduo, jos taip pat turi po 2 organus kiekvienai sistemai. Tai medis turi kepenis ir tulžies pūslę, ugnis turi širdį ir plonąjį žarnyną, tada žemė turi skrandį ir blužnį, tada metalas turi plaučius ir storąjį žarnyną, o vanduo turi inkstus ir šlapimo pūslę. Bet jau čia, jeigu kažkokie sutrikimai tose reiškiasi, tai tos emocijos, ką tik profesorė Dalia išvardino, reiškia iš aukštesnio to sluoksnio pradeda reikštis per fizinį. Tai apie tai kalba psichosomatika ir tradicinė kinų medicina. Tai nu ką, dabar galim biškį peršokti prie mitybos ir daug kur diskutuojama ir šiaip sutinku, kad ideali yra lokali sezoninė mityba, labai svarbu tuos principus ir sekti, stebėti savo gamtą, kuri aplinkui yra. Tai norėjau paklausti jūsų, profesorė Dalia, ką jūs manot apie, pavyzdžiui, tradicinių žolelių, preparatų, kurios naudojamos tradicinėje kinų medicinoje, vartojimą lietuvių, tarkim, kontekste, kai pas mus lokaliai visai kitokios žolelės auga. Ar jūs manote, kad tie preparatai gali būti tiek naudingi lietuviui, tiek kiek, pavyzdžiui, kiniečiui, ar mes visgi turėtume savo lietuviškus labiau žiūrėti? Maistas lietuviškas, o energija, matai, kinai sako, kad yra tai yra biologiškai aktyviosios medžiagos. Yra baltymai, riebalai, angliavandeniai ir netgi visos biologiškai aktyvios medžiagos. O jan yra energija, kurią homopatiškai galima potencijuoti. Homopatija irgi yra kilusi iš rytų. Ir labai didelę energiją turi tokios šaknis kaip žen, žen arba ren, kiti taria, tai yra kūnas, o šen yra anima, mūsų individualių savybių visuma. Aš manau, kad mūsų ir vakarų pilnai integruoti mitybos sudėtinga ir sunku,
nes jie labai žiūrėjo, kokią stichiją stiprins, tai tą parodo maisto skonis. Pavyzdžiui, per daug saldaus mes vartojam, tai žemė generuoja per daug energijos, drėgmės, atsiranda labai daug šlakų. Kiekvienas skonio maistas rodo, kokią stichiją stiprins. Jeigu mes valgome tą organinį maistą, tai mes gauname. O atsakymas apie žoleles, mes vartojam labai daug arbatžolių, aš turiu omeny tą Camellia sinensis, kinietiškas arbatžolės arba fermentuotas juodas arba žalias nefermentuotas, kavą. Taigi galime ir adaptogenus, nes adaptogenai dabartinė sąvoka, bet pagal kinus visos tos šaknys, nebūtinai, bet daugiausia šaknys, kurios turi labai daug energijos, kurią irgi galima pamatuoti, kai žmogus pavartojo kompiuterį. Labai turi daug energijos ir jinai į kanalus. Atsistačius kanalų veiklai, jinai yra pirminė. Ir atsistato organų veikla. Nu, aišku, visi tie adaptogenai iš šiuolaikinio mokslo ištyrinėti, kokias jie biologiškai aktyvias medžiagas turi, bet kiekvienas turi vis kitokius. Pavyzdžiui, Vitanija somnifera, švaganda, vitanolidus, ženšenizidus ir taip toliau. Ir kai mes gydomės, mes galime naudotis ir rytų medicinos žolelėmis, nes tai yra universalus dalykas, nes kokio kontinento žmogus bebūtų, energinė sistema yra ta pati ir duota kiekvienam žmogui, tai 5 elementų sistema. Jo, tai vat galima apibendrinti, kad tos žolelės vis tiek veikia sėkmingai, nesvarbu, ar tai būtų iš Kinijos, pavyzdžiui, ar tai būtų kažkokios Lietuvoje. Jūs sakote, kad yra ta energija kuri laiko visą tame augale sukaupia ir atidarydama, suaktyvindama tuos kanalus išreiškia poveikį. Tai realiai tada tas toks jau kai reikia terapijos, tai yra puiku. Kai jau apie patį maistą, ką auginame ir valgome kasdien, tai jau gal ar irgi taip pat sakytumėt, kad ir maistas tinka iš kitų kontinentų, ar jau mitybą reikėtų žiūrėti, stengtis valgyti iš savo lokaliai? Taip, 80% manyčiau savo ir dar be to maistas mus adaptuoja prie gyvenamosios aplinkos, nes pulsas visiškai yra kitoks vasarą paviršiui, o gilų žiemą. Ką tai reiškia? Energinė sistema, tas mūsų energinis kabutėse kompiuteris, kanalų sistema mus adaptuoja pagal sezoną. Kaip ir, pavyzdžiui, žemė keičiasi, žiemą be lapų, visą kitą vasarą žaluma. Taip ir žmogaus energinė sistema veikia visai kitaip. Energinė sistema maistas keičia. Todėl, pavyzdžiui, sakysim, žiemą vartoti vasaros vaisius, ten apelsinus, mandarinus, tik retai. Mes turime daugiau daržovės ir tos, kurios ilgiausia laikosi be šaldytuvo. Tai bent 80%. Nes kai žmogų paklausi, kodėl jo pulsas netitinka metų laiko, tada didesnė tikimybė lėtiniam neinfekciniam ligom, jis arba nebūna lauke, arba valgo ištisai ne to sezono maistą. Ir tada didelė tikimybė disharmonijai, energiniai, o paskiau ir fiziniai. Ja. Tai vat, supratau. Dabar, jei kalbėjom apie universalumą, tai jeigu, tarkim, pasižiūrėti žolelės, kaip sakėt, kaip terapija, kaip ir universaliai žmonėms tinka dėl tos chi energijos, kurią jie savyje laiko. Kokie šiaip jūsų nuomonė tradicinės kinų medicinos principai universaliai tiktų viso pasaulio žmonėms, arba, pavyzdžiui, lietuviams, tarkim? Labai įdomus klausimas dėl to, kad kinų medicinos principai yra labai panašus į gyvensenos medicinos, yra dabar tokia kryptis lifestyle medicine principus. Jie žiūrėjo visumą, kad žmogus būtų ramus, kalbėjo, jeigu šiandien ramybėje lygų nebus, tai yra šiandien individuali žmogaus visuma. Kad žmogus turi dirbti mėgstamą darbą, tada jis atliks savo misiją, tiesiog jis intuityviai tą turėjo. Labai laikytis režimo, 12 valandą 24, tiksliau sakant, yra vidurnaktis, o ne miego pradžia. Ir higienos irgi labai daug mokino, žodžio dao mokino, kad negalima žodžio netesėti, kad negalima pakelti to balso.
maitintis ir vandens gerti. Ir kas svarbiausia, sąnariai yra kliūtis energijai tekėti, jie mokino. Ir yra sąnarių judinimas, tai čigun, tai či būtini ir būtina netgi truputį sunkesnė mankšta. O mes dabar tik tai labai daug atsiradom ir atradom tokių pratimų, kad sau, ne tik tai či čigun joga, bet tiesiog sportas sau, nes kažkada sovietiniais laikais daugiau sportas buvo tik tai pasiekimams, kad aš kažkur tai krepšininkas ar kažkoks kitas pasiekimams. O žmonės ir dabar dar vyresnio amžiaus ne visi eina į sporto salę sportuoti, bet būtinai. Ir ypač jeigu jaučiat sąnarių skausmą, tai sąnariai, reiškia, energija negali pratekėti. Ir tada atsiras daug kitų ligų. Todėl jie sportą siūlė, kad ta energinė sistema geriau veiktų. Ir, pavyzdžiui, sakysim, intuityviai, kai mes ryte nubundam, storosios žarnos kanalas aktyviausias tuo metu, o jis eina ranka ir žmogus ražosi, tiesiog tempia tą vietą, kad jis nubustų, kad būtų geriau. Ir pažiūrėkim, kaip kartais maži vaikai arba darželėje juda. Jie jaučia, kur energija užspausta ar kur nepraeina. Mes tai, pavyzdžiui, negalim taip visaip judėti, krutėti, kartais ypač ten stovėdami eilėse, Maksimose ar netgi eidami gatvėj, nes juokingai atrodysim, o vaikai tai gali. Ir jie intuityviai išlaisvina tą savo energiją. Taigi, šių dienų žmogui universalus principas yra mityba, judesys, buvimas grynam ore ir svarbiausia ramybė. Jo, tai čia labai susiję su tuo, ką aš praktikuoju, tai yra holistinis sveikatingumas, holistinė medicina, plačiai, tiesiog į viską žiūrėti. Kaip profesorė Dalia paminėjo cigūną, tai či, tai kanale bioharmonizaciją galite susirasti, yra ir cigūno, yra ir kvėpavimo pratimų, tokiai labiau fiziniai, energetiniai darnai. O taip pat, ar jūs priskirtumėt dalį akupunktūrą kaip universalų tokį metodą sveikatai, pavyzdžiui, gerinti? Na, tai gali daugiau atlikti gydytojai, kai kuriuose šalyse ne, bet po diagnostikos, kurį minėjau pirmoji daly, mes nustatome, parenkame taškus, kurie žmogui padės. Ir juos galime veikti 3 būdais. Masažuojant, tai refleksoterapija, pašildant, ne visus galima šildyti specialia pelynų moksa ar anglinė. Ir duriantadata. Duriantadata greičiausias efektas, bet turi profesionalą žiūrėti, vis dėlto tai yra ne į visur galima durt, galima ir pažeisti, o refleksoterapija, kad ir lėtesnis galbūt metodas, bet yra prieinama visiems ir žiūrint ko reikia ir parinkus tuos taškus jau gali kiekvienas net ir savo pasidaryti, pavyzdžiui, taškas ramybei. Šiandien, nykščių paprastai masažuojama, aš sakiau, šiandien yra anima, ramybė. Ir čia yra 7 taškas širdies kanalo, kuris širdžiai palankus, bet galima duoti intenciją, ketinimą, kad žmogus būtų ramus ir ramybė, aišku, ir širdis tolygiau plaks. Jo, intencijos jėga tai yra vienas turbūt svarbiausių dalykų. Tai gerai, dabar paskutinis jau klausimas būtų apie reiškia, kaip tradicinės kinų medicinos įvairūs organizmo sutrikimai apžvelgiami yra 5, reiškia, stichijų sistemos požiūriu ir jau kaip žmonės gal kažkas įsidėmėjo, tai yra tos 5 stichijos tradiciniai kinų medicinoje, tai yra medis, tai yra ugnis, žemė, metalas ir vanduo. Ajurvedoje panašiai, tik tais jie vietoj metalo turi akašą arba eterį, erdvę, bet tradiciniai kinų medicinoje tokio dalyko yra metalas, bet vis tiek tai apima tą sistemą ir kaip jau kalbėjau, tos stichijos turi tos specifinius organus. Tai profesorė Dalia, galėtumėt papasakoti, kaip šitos skirtingos stichijos
veikia, pavyzdžiui, kažkokius organizmo sutrikimus, gal net pavyzdį galėtumėt kiekvienai stichijai duoti. Pavyzdžiui, šaltis, baimė, neteisingas maistas pažeidžia vandens stichiją ir mes dalį energijos gaunam iš kosmoso. Yra kita teorija, kad mūsų 5 kontinentai duoda per Žemės magnetinį lauką mum energiją, taigi Australija ir vandenynai, kurie yra labai užteršti ir netolygi. Šiuolaikiniam žmonėm vandens stichija silpna ir sutrikus. O tai yra galvos, nugaros smegenys, kaulai, kaulų čiulpai, inkstai ir antinksčiai. Antinksčiai taip pat išsekę. Ir vandens stichija yra mūsų gyvybinė energija, nes dar 3 neįprasti kanalai irgi duoda pradžią inkstuose. Kai ta gyvybinė energija išsenka, mes mirštame ir tada į senatvę labai būna išsekusi vandens stichija ir kaulų čiulpai netaip veikia, kaulai retėja, galvos smegenys, tai yra atmintis, klausa silpsta, nes yra ir ertmė kiekvienos stichijos, tai ausis yra vandens stichijos ertmė. Kad mes išlaikytume ilgiau gyvybinę energiją, nes gyvybinę energiją gaunam su maistu, bet daugiausia energijos, kaip sakau, turi ne tie produktai, kurie turi baltymus, riebalus, angliavandenius, o atvirkščiai tie produktai, kurie jų neturi, turi vien energiją. Či, tai yra to žolės adaptogenai. Tai mes turim gauti su adaptogenais, galima iš oro integruoti či, daryti kvėpavimo pratimus. Čia pagalvokit, klausydami kiekvieną, ar vartojat adaptogenus, ypač virš 30 metų jau reikalinga, ar darėt kvėpavimo pratimus ir visada prigimtinę energiją naudojame, ypač daug jos sunaudojama, jeigu esame piktyje, sunerimę, suirzę, nesame ramybė. Už tai ramybė pas juos viena pagrindinių sąlygų. Tai norėdami išlaikyti gyvybinę energiją, tai turime labai saugoti vandens stichiją, nes jinai bazė yra visų endokrinių liaukų, vanduo ir ugnis. Tai kita medis tai yra lankstumas ir vidinis vėjas. Ir jeigu labai žmogus suirzęs, tai netgi nesant dideliam cholesteroliui, tas vidinis vėjas gali sudraskyti kraujagyslės. Tai senovėje vadindavo. Mes dabar tai vadinam kardiovaskuliniam lygom. Bet to kepenų visos lygos, prasirgus bet kurios rūšies gelta, labai pažeidžiamas kepenų kanalas ir atsiranda daug sutrikimų. Dabartinė kinų medicina nustatė, kad šita stichija valdo skydliaukę, medis gali būti mažas, gali būti didelis, tai labai audringas, žmogus piktas, tiesiog blaškomas, vietos neranda. Ir metabolizmo labai daug sutrikimų atsiranda, ne tik tai skydliaukė valdo medžiagų apykaitą, aišku, jai sutrikus, sutrinka ir visa kita. Ugnis tai širdies ir kraujagyslių lygos ir plonasis žarnynas. Tai labai daug ligų, ypač jeigu žmogus toks negatyvus ir visiškai tai, kad gyvybė pulsuoja jo kūne, nedžiugina. Jis nedžiugina, sakė, žmogų turi džiuginti viskas. Jeigu tu šiandien bent kartą sočiai pavalgė, tai galėjai rinktis maistą, mėgojai po stogu, moki skaityti, rašyti ir turi minų nesudraskytą kūną ten su rankom kojom. Ir dar esi nepatenkintas, tai turėsi lygą. Čia rytų išmintis. To užtenka gyvenimui džiaugtis. Taigi ir dar širdis turi būti nekorumpuota. Korupcija tada, kai mes tiesiog priimam sprendimus ne iš širdies. Širdis pagal kiniečius turi tiesioginį ryšį su dangumi ir balsą. Ir mūsų visos močiutės sakydavo, jeigu klausdavo protingos močiutės. Močiutė, tai va, Jonas biski man patinka ir Petras. Ir aišku, senovės laikai žiūrėdavo, iš kokios šeimos turtingas, bet sakysim, panašios socialinės padėties. Tai močiutė sakydavo, klausk širdies balso, nesakydavo, klausk kepenų. Jo, ir šiaip, iš tikrųjų, pasakius, yra toks gražus sujungti dangų su žeme, reiškia sujungti protą su savo fiziniu kūnu, per vidurį, per širdį. Tai čia šita stichija ir manau ir yra apie gyvenimą per širdį, per meilę, per tą širdies žinojimą. Nes neįprasti kanalai yra 3 lygmenys. 10 kanalų, organus ir vidurius valdo, tai tuščia vidurius, 2 kanalai jausmus, 3 dalių ir perikardo, ir 8, tai mūsų mintis ir kartu DNR. Ir jūs įsivaizduokite tą schemą, tiesiog 8 kanalai, tada va tokie 2 kanalai, apačioj tas ratas. Ir jeigu tie kanalai, kurie valdo jausmus, MC kanale yra ego, o 3 kūno dalių kanalas taip pat jungtis su dangumi, jie lūžta, tai atsiranda visos
iš pradžių psichoemocinės lygos, paskui ir psichinės. Ir lietuvių liaudies išmintis tą patį sako, kadangi žmogus praranda ryšį su dangumi, o kai nupaišai, tas dangus atrodo kaip stogas. Mūsų išmintingos močiutės sakydavo, tau vaikeli pavažiavo stogas. Mes praradom ryšį su dangumi ir elgiamės neadekvačiai. Reiškia, visose šalyse intuityviai buvo jaučiama ta pati tiesa. Žemės labai stichijos lygos svarbios, nes mes valgom neadekvačiai, tai yra išėmėm vieną dalyką - cukrų, sakarozę, kurio šiaip gamtoje labai nedaug yra ir turėtumėm valgyti tiek, kiek gamtoje, tiesiog savaime. Cukrinius runkelius geriau pagraužti negu visur tą cukrų. Cukrus, kiauliena, kiti saldūs produktai, įkyrios mintis, labai daug protinio darbo, per daug valgymas, kai per daug maisto ir jis nepilnai suvirškinamas dėl savo kiekio. Tada duoda energiją drėgmę, kuri materializuojasi kaip akmenys, padidėjęs cholesterolis, cistos miomos, bet kas matoma plika akimi, kaip žmogų, pavyzdžiui, lipoma. Matomas po mikroskopu arba matoma MRT. Iki ląstelės branduolio pakeitimo, gerybiniai augliai, paskiau piktybiniai. Ir tai yra žemės stichija, tai jinai labiausiai reguliuojama maistu. O skrandis, kasa, blužnis ir visa virškinimo sistema. Ir net kepenys prisideda. Nes be generacijos rato yra reguliavimo. Vienas organas gali reguliuoti kito veiklą. O metalą pažeidžia melancholija, irgi pažeidžia didelis maisto kiekis. Mes išnaikinome gerąją mikroflorą, visi žinom, nes beveik visi esam vartoję antibiotikus, sunkiai atsistatom. Ir tai yra plaučiai, storasis žarnynas, projekcija yra oda. Oda irgi dabar tepama sintetiniais dalykais, visokiais mineraliniam aliejų, mineral oil, kremuose, bet nebūtinai dėl to. Pažeidžia labai daug dalykų, nes liga manoma, kad jeigu, pavyzdžiui, sakysim, išpjaunam kažkokią auglį, energija pasilieka. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, kiaulpienės lapus nuplėšiam, tai šaknis pasilieka tik kiaulpienė išaugs. Tai čia energija pasilieka, bet jinai kas 7 metai moterim, vyram kas 8 metai keičia dažnį. Ir jeigu vanduo, liga buvo vandens stichijoje, tai už 7-8 metų jinai medžio stichijoje bus. Nors gydytojai kažką išpjaus padarys. Ir sakysim, iš kur vėl liga? Už tai, kad energija yra pirminė. Jeigu liko alegoriškai kalbant tos energinės šaknis, mes jų nepašalinom savo sveiką gyvenseną ir mintimis. Nes kinai sako, jeigu žmogui laikinai geriau, tai dar nereiškia, kad jis ilgai pasveiko. Reikia gydyti ilgai ir visą žmogų. Ką reiškia visą žmogų? Kūną, sveiką gyvenseną, jausmus ir mintis. Kai mes negatyvume jį skleidžiam, tas pasiekia ir kitų žmonių pasąmonę, nueina į sąmonę. Taip mes teršiame visatą. Netgi savo mintimis. Jo, ir iš tikrųjų dabar galit išgirsti kitokią perspektyvą tradicinės kinų medicinos tuo, kad kuo skiriasi, pavyzdžiui, nuo tos vakarų arba alopatinės medicinos, kur tiesiog tik tais, pavyzdžiui, malšinami simptomai, arba, kaip sakoma, kaip sakė profesorė Dalia, nupjaunamas ta viršūnėlė kiaulpienės, o šaknis pasilieka. Taip ir dažnais atvejais vakarų medicina tik tais užglaisto simptomus, bet šaknis, pačias priežastis sutrikimų palieka. Ir realybė tokia, kad dažnai tai yra psichoemocinės kilmės dalykai, kurie jau manifestuojasi fiziniam lygmenį. Tai ar galima, ar jūs drąsiai teiktumėte, Dalia, kad tradicinė kinų medicina turi tą galę išspręsti tas šakninės problemas žmonėms, kurie ieško tų jau atsakymų, kad sutvarkyt iki galo, taip sakant? Turi, padeda labai, bet žmogus turi keistis. Pavyzdžiui, jeigu duot tabletę nuo galvos skausmo, tai kinų gydytojai sakytų, jeigu jau tu neapkenti to skausmo, tau duosiu tą žolę. Bet tu žinok, galvos skausmą nuvedė ilgas kelias. Tu neteisingai veikėjai, kažką tai darėjai, pavyzdžiui, sakysim, vaikščiai šaltyje vėjyje, galvos nedengiai, neteisingai mąstėjai ir neteisingi jausmai buvo. Tai tu turi atgal grįžti tuo keliu, teisingai veikti, teisingai jausti ir teisingai mąstyti. Gydytojas tau padės.
O jeigu smeigiam akupunktūrinę adatą į tą tašką, tai ateina iš 4 krypčių energija. Kryptis taip pat yra vanduo, medis, ugnis, metalas, o centre yra žemė. Žmogaus pats kūnas yra žemė. Ir tada akupunktūrinė adata, ypač jeigu duodamas ketinimas, šiek tiek gali keisti jausmus ir mintis. Mintis keisti sudėtingiausia, nes pasąmonė žmogaus yra atvira, už tai yra susijungia giminės, tautos, religijos, ir mums labai didelė įtaka į mūsų pasąmonę ateina mūsų aplinkumos. Ir visas tas agregoras labai veikia. Tai už tai labai turime žiūrėti, kas yra mūsų aplinkumoje, su kuo bendrauti, kaip sakoma, stengtis bendrauti su šviesiais žmonėmis. Jo, ir dabar tas taip pat labai siejasi su šiaip naujais moksliniais tyrimais ir naujom teorijom, kur, pavyzdžiui, yra aplinkos labiau teorija, kuri šiek tiek, galima sakyti, konkuruoja su ta genų teorija, kurie sako, kad viskas yra genetiškai nuspręsta ir, žodžiu, jeigu kažkoks ten genas yra, viskas, ten katastrofa, bet aplinkos teorija, pavyzdžiui, teigia, kad genų yra visokiausių, kurie genai bus aktyvuoti, tai yra priklauso nuo aplinkos ir kaip mes į tą aplinką integruojamės, kokius sprendimus priimam, tai tai gali būti ir mityba, ir sveika gyvensena, ir su kokiais žmonėm bendraujam, nes galų gale tas sukuria ir emocinę būklę. O kaip suprato, tikiuosi per šiandienos pokalbį, kad emocijos, mintis tai yra labai stiprus dalykai ir jie plačiai jais yra kalbam tradiciniai kinų medicinai. Tai profesorė Dalia, ačiū Jums labai už šiandienos pokalbį. Tikrai jisai buvo informatyvus. Tikiuosi, žmonės ras būdų, kaip tai panaudoti. Ir mes su profesorė Dalia esam bendraminčiai, tai manau, dar tų pokalbių bus. O žiūrovams linkim gero klausymosi, gero žiūrėjimo ir gero pritaikymo. Tai vat. Sėkmės. Jo, iki. Viso.